Realiai, kad duoti kažkokią naudingą poziciją, aš nežinau nieko apie Iraną. Aš žinau, kur jis yra, žinau plius minus, bet aš nieko nežinau apie jų lyderį, aš nieko nežinau apie jų vidaus politiką, aš nieko ten nežinau apie galios svertus ar kaitą. Ir aš girdėjau keletą teorijų, kur kaip ir dažniausiai girdisi tų teorijų, tai aš pažiūrėjau keletą laidų pas mus lietuviško apie tai, kur būna dažniausiai tiek tragiškos kokybės tos laidos, ypač kai įvykiai tik atsitinka, kur nieks nieko nežino iš tikro. Nieks nieko nežino. Būna daug nežinomybės, spekulacijų, kas jeigu, o kas galbūt. Aš niekada nemačiau naudos ypatingos tame reportinime tokiam ir, specialios laidos ir Laisvės TV padarė ten ir panašiai. Nieks nieko nežino. Aš mačiau, kaip pasikviestas ten istorikas ar politologas koks, ar ten šiaip analitikas ir jie niekas nieko nežino. Dabar teorijų aš girdėjau visokių, kad čia ruošiamasi ten karui su Kinija. Ir kad čia šitaip dėliojamos detalės, žinai, kad rusam čia bus smūgis, nes Iranai ten dronus gamina, ir Iranas dronus gamina, kur rusams reikia, ir jie galų galės užluks prieš Ukrainą. Tada pats Iranas praranda savo galę teritorijai ir Kinija dėl to kenčia, nes tai Kinijai kuras vis dėlto vis tiek, ir galų galę Amerikos konfrontacijai su Kinijai bus lengviau. Tada teorijos, kad viskas dėl naftos tiesiog, kad ten Britai prieš 100 metų sukūrė biznį Irane, rado naftos, tada ten sudaro sandorius su Iranu tragiškus, kur Iranas nepatenkintas labai daug laiko, tada Iranas nacionalizuoja tą, privatizuoja tą, tarkim, tą kompaniją, Britai tada nepatenkinti, tada įvykdo operaciją, ten nuverčia, žodžiu, viskas dėl naftos, kaip visą laiką. Tada teorijos, kad dėl to žydai vis dėlto čia. Čia viskas yra tiesiog žydai. Čia tiesiog žydai. Kaip visą laiką. Čia iš tikrųjų žydai nekenčia Irano ir tų musulmonų visokių ten. Ir Amerika, tai dabar jie norėjo jau ilgą laiką, gavo paskui šitą kaip čia leidimą maždaug ir dabar subombardavo. Ir esmė yra ta, kad turbūt nebus kažkokios vienos priežasties, kad tiesiog, bet nieks nežino. Niekas nežino, kas užplaukė būtent tuo metu, kokie 3 ar 5 ar 8 interesai užplaukė vienu metu, kad būtent dabar tą padaryti. Dabar, yra ta teorija kad ten kaimynai Irano nekenčia visiškai to Irano, ten ir Kataras ir ten Saudžiai, man atrodo, iš vis, aš net nepamenu dabar, kurie ten nori, kad tas Iranas būtų susprogdintas jau senai. Ir jie ten dabar Trumpui per kripto, per bitcoinus pervedinėja belenkiek ir per kyšius visokius ir ten lėktuvų dovanas. Realiai patikauja Trumpui, kai subombintų Iraną, tai realiai užsakymą, kas būtų net dalinai logiška, nes labiausiai korumpuotas prezidentas istorijoje Amerikos ir ten, kad jam gali sumokėti ir jis gali, nusipirkti šią politiką, tai čia jau visiems aišku. Bet jau tiesiog, ir pažiūrėjau šiek tiek aš tų ten, nuomonių visko, turbūt valid yra jos, kaip ir visos tos teorijos turbūt kažkiek teisingos gali būti, ir kažkiek įtakuotos sprendimus, bet nieks nežino nieko, realiai nieks nežino nieko, bet čia kaip aš approachinu tą temą, kur aš tiesiog nenusimanau, tai iš manęs tiesiog negausi čia kažkokio labai gilių įžvalgų, bet yra labai daug temų, kur mes tiesiog nenusimanysim. Ir čia vėl grįžtam prie tvaraus mąstymo modelio ir kaip reiktų reaguoti naujienas, kaip taip atsitinka, tai suprasti, ką tu žinai, ko nežinai, nepulti rodinėti visiems, kad čia būtent dėl šito vieno dalyko šitas karas prasidėjo, arba dėl būtent šito dalyko, kai tų teorijų yra 60 skirtingų, žinai, ir kiekviena iš jų yra vienodai validi, gal viena daugiau, kita mažiau, bet apsimesti, kad mes ten žinom, būtent dėl šito, žinai, dabar tą padarė, tai yra nesąmonė ir jo.